Neužtenka turėti tik tais kojas, dubenį ir stuburą. Reikia dar ir turėti gerą funkcinį tarpusavio ryšį. Pasižiūrėkite, vienas stulpas ir du pagaliai. Reikia, kad stuburas gebėtų perduoti viską kojoms ir kojos per dubenį turi viską perduoti vienam stuburui. Kažin, ar yra pratimas, kuris galėtų padėti tai padaryti? Atsistojate ant vienos kojos ir pradedate siūbuoti. Labai svarbu neužrakinti atraminės kojos kelio ir jis šiek tiek bus sulenktas, labai nedaug. Tada natūraliai judesys gali pratekėti per visą koją. Siūbuojate 10 sekundžių ant vienos kojos, 10 sekundžių ant kitos kojos. Klubas tuo metu ilsisi, irgi dirba, sąnarys šiek tiek išsitraukia, susibalansuoja ir atsipalaiduoja. Grįžtate ant pirminės kojos ir atliekate labai nedidelį ritmingą judesį šitoje plokštumoje. Dirbtinai neskubėkite jo išdidinti. Lygiai taip pat ant kitos kojos. Ir grįžtame vėl. Kitas principas. Ratukas aplinkui. Save į, už. Labai galingas pratimas. Sutvirtina kojos, dubens ir stuburo ryšį. Lavina pusiausvyrą, subalansuoja ir sustiprina kojų raumenyną ir padeda geriau jaustis ant savo kojų.